Labą dieną, einam parodys, kaip nusibrūžinam žolytę gražiai. Javutė jau visai atkirta iš manęs traktoriuką. Viską čia nupjovė. Biški šiek tiek apsilygina. Nu kaip, tokių aišku jau kupstų tai čia neišlygins, bet irgi va varo vietom vis nubrūžintos viršus. Tai irgi apsilygins ir tie, bet jos reikia normaliai gal sukasti ar su kastuvu ar su bobketu. Bet va čia tokių visokių grumstų, kur merausiu, anie čia taip susistumdo, nusilygina. Tokie visokie šmotai. Aišku, dabar toj vietoj gaunas juodos driužės tokios žemės nubrauktos, bet sulaik, paliks gražlyg pievutė, bus patog palapinę statyti ar kažką. Vaikščiot gal bus patog, bet kol kas tai aišku, va čia tokių duobių visokių. Reiktų čia jaučiu kažką į tos duobs gal įkasti, nes ir tai va važiuoji ir nenusipjaunti ant tos duobės. Bet šiaip žiauriai fainiai. Javutė jau visi šiep slakstė čia su tuo vis pasitenkinus. Žiaur smagumėlis. Tai su moped tik tai ant 4 ratų ir dar plius žolę pjauni. Žiauriai geras daiktas. Dar svečių buvo užsukę iš gretimo miestelio iš Nemunėlio Radviliškio. Ir gavom dovanų, va, šviežiai spaustų, šiandienos spaudimo obuolių sulčių. Dar kai atvežė, dar buvo karštas, ką tik iš spaudyklos užpasterizuotas. Javutė patenkint, buvom anksčiau gavę dar ir pomidorų, dar kelis turim. Tai, žodžiu, visi labai faini čia aplinkui mus. Dėl šulinio valymo gavau daug patarimų, komentarų, kad geriau nekišt nosies tenai, kad nenusitrūčičiau, nes su tok pridvėsus ten to degonės apačioj turbūt nebus, o dar neaišku kokio ten trūčio. Tai žodžiu, galbūt, kai jeigu nusileis, tai nebeiškils į paviršių, o ten kažką konstruotis, kažkokį ten libiotkę, kad iškeltų mane Javutę lauk, ar organizuoti talką per daug reikalų ir šiaip čia viską išsidezinfekuoti, žodžiu, kviesi meistrus kokius nors ir kad padarytų normaliai. Po to išsitirsim, pažiūrėsim, jeigu bus geriams, tada gersim. Ir pagaliau po ilgų svarstymų, matavimų, debatų, diskutavimų išmąstėm, nusprendėm, kur bus mūsų grindų viršas. Nu, po betonuotų grindų viršas, be dangos. Žodžiu, buvo visokių variantų. Ir plus 12 cm, ir plus 9, ir apsistojom ties plus 5 cm, tai čia 5 cm aukščiau, negu kad pas mus buvo grindys originaliai šį čia kolidoriaus priekį. Buvo čia, o bus čia. Ir kaip ir nieka mums tas didelių problemų nesudaro. Šiaip idealiai norėjom kelti va tą 12 cm, būtų idealiai, tada visas smėlis, viskas būtų iki čia sutrombuots grunts ir čia jau ant šitos plytos jau eitų puta ir tada jau betonuotus grindys čia viršui. Bet, blemba, tada daug reikalų gaunas, visas duris labai kelti ir šitas tada mažinti duris. Nu, žodžiu, masė reikalų ir dar plius matyti, ir to mums čia net grūžo neužtektų supilti, reiktų dar labai daug visko davežti, kad tiek užkelti kitos 12 comų. Tai žodžiu, bus plus 5. Vietom užsižymėjom jau čia, įsikalėm čia tokį. Tai žodžiu, va čia bus grindų viršus pabetonuotų. Čia tarp šitų 9 cm bus toks tas korys iš putos, kuriais vamsdeliai išsivinios grindinio šildymo ir betono 7 cm. Ir tada čia 10 cm putos. Ir mes apsistojom tik ties 10. Iš pradžių galvojam 20, po to galvojam 15, bet ant galo nusprendėm visgi, kad bus tik tai 10. Tas 5 cm ekstra, kad žiūrė čia kokį, ką ant šildymo sąskaitos sutaupys. Tai žodžiu, tai čia prasidės šitoj vietoj, turi pasibaigti smėlis, sutankins ir prasidėti puta ir tas betons su šildymu. O čia pasižymėjo maždaug iki kur galim primesti to smulkinto betono, permaišyto su va tokiu tuo smėliu, tokiu murzinu. Ir čia gal dasipils gražaus švaraus smėliuko, arba galbūt, kad reiks nukast biškį iš kitų kambarių. Nuo šičia kur nors ir dadėti tenai.
Tai va, tas ir gausis, tai va tokį smulkų grūžų, tenai išklosim, aišku, reikia tos akmenys toks didelis išsinešti. Žodžiu, viską mes čia susitaikinsim, tada pasibražysim ant grindų, kur čia kas, kaip, koks bus kambario išdėstyms, kur kiek bus kokie skladukai, kambariukai, vonios, skalbengės ir panašiai, ir tada reiks vėl išsikasti tranšėjais, su nuolydžiais, kad prasivesti vamzdžius ten, kur jų reikia. Gal kažkur jie atitiks čia, kur mums jų reikia, bet kitur reiks, nes, pavyzdžiui, jaučiu, ten reikės mums dasivesti į tą pusę nuoteks ir vandenį, tai tą reiks padaryti. Aišku, nuotekos į smėlį, vanduo gal jau eis į apšiltinimo sluoksnį. Tai šitam kambarį stengsimės viską iš čia šitą kietą tokį tą betoną išgrūsti į salioną, nes ten jokie vamzdžiai nesivedžios, nebent viens tik tai, papasakos toj. Ir čia bandysim, kad tik tai būtų smėlis, kad po to eitų gražiai išsikasti tas tranšiais vamzdžiams su nuolydžiais. O šitoj vietoj tas irgi jau gausis taip pat, nes čia tų vamzdžių aišku nebus aplinkui miegamajam po lovu, kanalizacijos jokių, o čia šitam gale čia jau smėlis. Tai, žodžiu, čia viskas kaip ir tvarkoj. Bet čia galbūt, kad čia mums dar reiks vamzdžio, nes planuojam kažkur įrengti svečių tūliką. Turbūt jis bus kažkur šičia tam koridoriui. Neaišku, ar čia beliks praėjims, ten vis tiek reiks laiptų į viršų kažkada, gal ne iš pat karto. Į šičia, taip kad maždaug būtų, kad įvein pro paradins ir čia laiptai. Bet tada žiūrėsim, kiek čia, nes čia plotis metras šiam, jeigu 8 laiptai, tokie į siaurąją pusę, bet čia kažką bus ar drabužinė, ar kažkas ir kažkur va šitoj visoj patalpoj reiktų įtalpinti tokį nediduką svečių tūliką su kriauklė, bet jeigu čia bus kažkur tūliks, tai dar nuo to nuotekų vamzdžio dar reikia dėti atšaką čia. Ir plus aš dar galvoju, gerai, čia salionį, viskas bus taip didelė aikštė, bet neaišku, kas čia bus po 5 metų ar po kiek. Ir galvoju, kad turėti tokį biškį, kaip pasakyti, saugiklį, kad čia kas nors turėtų galimybę pasikeisti kažkokiu laiku. Galvoju padaryti taip, kad tą vamzdį, jeigu jau atvesim iki ten tūlikui, kad davest ir čia, ir tiesiog kažkur pagal sieną palikti užbetonuotą su plon sluoksnį. Jeigu kažkada reikėtų čianai padaryti, tarkim, 2 kambaris arba padaryti salioną kartu su virtuvė, kad būtų. Tarkim, ten virtuvė kažkur, ir čia salions ir viskas, kaip dabar visur daros kartu sujungt. Tai kad būtų tai virtuvėje atves vanduo, šalts ir nuotekos. Ir jas tiesiog biški čia kažkur iškišti. Šitoje vietoje, kur maždaug įsivaizduotumėm, kad jeigu būtų, tai kur būtų. Iškišti ir palikti po grindų dangą. Ir jeigu po kažkiek metų reikės čia pasidaryti virtuvę su salionu, tarkim, kad padaryti 2 miegamuosius apačioj, ar miegamąjį ir kažkokį dar ten kambarį, neaišku, kokios paskirties ofisą ar ką, tai bus tas vamzdis, biškiai atsidaužiai betono ir viską gali statyti jungt, nereiks ardyti šildomų grindų. Atsižymėjom mes ten ant sienos vienoje kitoje vietoje tų brūkšnių, įsikalėm tą koliuką, atsižymėjom ir dabar reikia keltis į kitus kambarius ir ten atsižymėtos visus tą lygį tą grindų, tą nulį. Kad tą padaryti, aš galvoju, taip, mums čia va šitas slengstis užein čia, mes slengsčių gal ir nenorėsim viduj, laukia bus slengstis ant laukųjų durų, bet viduj mums jie kaip ir nereikalingi, tai šitą senų durų slengsti tiesiog nupjaus dabar ir viso, o staktą paliks kabėti, aš tikiuosi, kad jie niekur nesidės ir tada prasišvies ten lazeris, ten jau užsižymėsim kitam kambarį, irgi įsikalsim tokį pat koliuką, viską susireguliuosim ir viskas bus čiki piki. Šikštų žaltys. Kaip ir apsiva. Duok man kitą pusę. Pabandyti. Būtė viską mėgs pabandyti. Na. Na.
Biški lėčiau. Biški lėčiau. Vis dar tebe pjaun po 42 minučių. Jau va, kiek įlinda. Nebetol. Bet čia dar buvo lens tok prikalt ant viršaus, aš jau nulupau. Toks paaukštinims tos lenkščio. Nes tas originalus lengstis jau va, kiek buvo išdilis, jau visas toks suapvalėjęs, jau net nebebuvo to kantelio čia. Tai kažkas užkalė lentą ir laukė taip pat ir va, ta viršui lent. Čia netgi atrodo kaip, kad čia 2 kartus ar netgi 3 kartus prikalt yra va ta. Ir čia dar, ir čia dar. Lipdyt. Va. Gal jos tokios būdavo kaip ir keičiamos, bet ne. Ne, nes ten tai nudilo va šitas pats pagrindinis. Bet čia kažko jud. Šitas takta. Gal nejudink tiek baisiai. Ne. Oi, kurgi. Nupjaugojus. Bet gerai, kad nenukristų, na. Jo? Jo. Aha, kažkaip gražiuoji pamėgink iš manguryti. Ai, ten dar laikas biški. Pala, tai gal duok biški. O, skrūzdės. Parodyk, kaip iš čia atrodo. Iš apačios. O, koks. Gražuolis. Geras, ne? Gerai, kai nepasilikom. Jo, gerai, kad nepasilikom, bet šitą, man atrodo, reikia sudžiovinti. Ir kažką padaryti šano gražaus. Nu jo, tas biški čia reiktų pritvirtinti mums tas lengstis. Tas takt. Slengstis, sako. Nu, bet ten gal dabar niekur nepasidės. Ta kaip ir tvirta laikos. Ant to tinka. Ta biški klibatuoja, bet pakišim kažką čia po apačiai remsim, kada niekur nesidėtų. Ir bus gerai. Dabar jau mūsų lazeriuks kažkur turėtų šviesti toliau. Kur ant čia matas čia, ant grūžą ir matas čia. Ir tik dabar klausimėlis. Mes čia džiaugiamės, kad atsimatavom, bet šitam gale ar jis vis dar tas 0 grindų. Ar jis vis dar yra 9 cm virš akmens. Gal ir yra, pamatuosiu. Ai, nu taip gražiai lygiai virš to akmens ir bus. Bet jau gaunas, kad čia, žiūrėk, kaip įdomiai. Kad šitoj vietoj, pavyzdžiui, mes jau esam visgi žemiau originalių grindų. Va, kur buvo originalios grindys. Va, kiek jau beveik porą centimetrų mes čia esam žemiau. Nu tai, kaip įdomiai. Tai gal tos kambarios grindys buvo aukštesnės negu kitur. Arba tiesiog, kadangi čia taip viskas susėdė, susviravė, tai taip įgaunas. Nu, gal nematė, gerai, atsineš pagalį čia kažkur įkalti. Nu, atėjo su koliukas, biškai nusismailino šiek tiek. Ir reiks susikalti gal vieną ten, kitą, žodžiu, visas kambarios, bent jau, kad būtų po vieną. Ir šitam gal 2. Į vienam gale, į kitam gale. Bet, žodžiu, dabar kol lazeris dar stotų į pačioj vietoje, jeigu dar nepasijudina pala. Viskas gerai. Tai įsikalam čia iš karto. Tai čia grindų 0. Čia tada baigės puta. Tai čia apačioj tuomet mūsų sutankins grunts turi būti. Smėlius. Nu va, šitam kambarį jau visai nelabai kažin kiek išsikeli. Tos grindys. Blemba, va čia kaip bus. Nu, tik iki ten to akmens telp. Nu, žodžiu, čia gaunas biški šiek tiek netep gerai,
Nes mes matavom, kur galvojam prie durų, kad ten yra aukščiaus viet pamatą, o kitur susėdė. Čia vat pavyzdžiui virš akmens gaunas jau tik 9, ten miškų uždėjom daugiau, kad būtų. Čia vat pavyzdžiui virš aukščiausio akmens 8,5. Nu žodžiu, ne tragedijai, bet biškai kažkaip nuplonėja mum čia. Javutė perėmė geodezininką šitą profesiją. Paskutinis pagalėlis, tenai lazeris, ten dar pagaliuks vienas mėgamajam. Tai žodžiu, apėjom visų ratų, grįžtam čia ir dabar atsimatuosim pagal šitų, pasistatysim čia kur nors lazerį ir svarbiausias dalykas, ar tas matmuo šitas žymiai ant pagalio šito sutaps su tuo pagaliu. Jeigu sutamp viskas ok, jeigu ne, tai kažkur nublūdėjom. Gerai. Na, o, lemba. Ai. Pametėm kažkur 0,5 centimetrą. Tep čia tep. Na, šitų serijos pabaigų įrašinėjau kitą dieną, nes, žodžiu, išsikrovė kamerą, po to pasikeičiau batkę, kol pasikeičiau batkę kažkaip nebeprisijungė normaliai mikrofonas, tai viską po to dar rašiau ant galo, viskas buvo be garso. Tai žodžiu, dabar trumpai papasakoju, ką čia išsiaiškinam. Tai kadangi mes ten matavom, tai per kelis kartus ten tos krūvos užstoja, tai tas užstoja, tai anas užstoja ir taip ratais ėjom, tai vis kažkur pasimetė po porą milimetrų. Čia po to, kai vėl pasistatėm ant sienos, kad būtų lygiai lazeris, čia jau buvo kažkaip tas kuols porą milimetrų per giliai, nesuprant, kaip taip gavos, nors atrodė, kad gerai brėžiau, bet matyt, nugrybinau biškį. Tai tas po to vėl pagalys kaip ir porą milimetrų per giliai gavos, tai čia jau 4. Ir taip matyt visų ratų eidams, aš čia vis per žemai nubrėžiau tą liniją, kad ant galo pritrūko ten 0,5 cm ar kažkiek. Nu žodžiu, čia nebesusitvarkėm, bet susitvarkysim šitą, normaliai praseisim, prasivalysim tas krūvus, kad eitų biškį ant daugiau taškų iš karto atsimatuoti. Gal netgi čia, pavyzdžiui, statyti lazerį kolidoriui ir kad iš karto ir ant to kuolo matytųsi, ir ant to ir dar ten vieną įsikalti, kad eitų per daugiau taškų vienu metu ir nereiktų tiek įvelti paklaidų daug, kilnoti to lazerio. Nu tai va, tokia serijai, matavom, biškį nusigrybavom, bet išsimatuosim iš naujo, susitvarkysim ir bus viskas liuks ir galėsim dirbti. Tai tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim kitame epizode. Čiau.